Latviai turi Laimos šokoladą, o mes Lietuvoje turim Rūtos šokoladą. Taigi šiandien Latvija atvarė į Šiaulius ir aš aplankysiu Rūtos šokolado muziejų. Šokoladas pradėtas vartoti Centrinėje Amerikoje 4-5 tūkstančiai metų atgal ir įdomu tai, kad jis buvo geriamas. Pavalgyti pradėjo kažkur 200 metų ir patys pirmieji šokoladą pradėjo vartoti indėnai, actekai ir jų šokoladas buvo aštrus. Tai atkeliavo iš ten netgi. Taip, atkeliavo iš ten. Skaniausia buvo šokolado dalis, tai puta ir ko jie tik nedarydavo, kad išgautų tas putas. Ir taip pat kakavos pupelės buvo naudojamos kaip pinigai, valiuta. Jo, valiuta. Taip, ir iš kakavos pupelės jie galėjo nusipirkti maisto, drabužių, net ir žmonės pirko. Už 100 kakavos pupelių galėjo nusipirkti vergą. Niekos. O jų vadas, actekų imperatorius Montezuma labai, kaip sakant, mylėjo gerti šokoladą, mėgo per dieną išgerdavo kad 50 puodelių. Ir gėrė ne iš bet kokių taurių, iš auksinių ir vienkartinių. Bet čia tas tikras šokoladas, kur kartus buvo, o ne mūsų jau ties pasaldinti. Kaip sakant, išgėrus šokolado atsiveria visas čakras. Mūsų kavinėje jo yra, jeigu norite, galite paragauti to actekų gėrimo. O saldinti pradėjo europiečių įtaka. Ir europiečiai labai buvo pamėgę šokoladą, jie irgi taip pat skanino cinamonų, vanilę, muskatų, citrinų žieveles, anglai pieną pradėjo pilti, šitas gėrimas buvo ištobulinamas be galo. Kelis kartus per dieną irgi gėrė. Dvaruose, rūmuose tai buvo tik turtingųjų gėrimas, o va prieš 200 metų vienas olandų chemikas išrado presą mašiną, kaip pagaminti kietą kakavos pupelę. Ir tada pradėjo prieš 200 metų šokoladas buvo valgomas. Įdomu, ar čia tikras? Žinokite, kvepia šokoladu. Ragausiu actekų šokoladą. Kaip yra šaltas gėrimas ir sakė, reikia būtinai užgerti vandenukų. Vai. Iš tikrųjų reikia užgerti. O dabar tradicinė kavutė su Rūtos saldumynais. Vienas iš skaniausių šokoladų mūsų Lietuvoje. Žinokite, labai verta čia apsilankyti muziejuje ir būtinai reikia užsukti į kavinukę paragauti actekų šokolado ir kitų skonių. Žinokite, čia jų labai daug. Varom toliau su Latvija, sekam ir laikinam mane.